Sienakalnis arba senapilė, žilos senovės arba būtovės liudytojas. Susirinkome su bičiuliais į talką tvarkyti senų mums mūsų protėvių paliktų šventviečių. Padėkoja Evelinai ir Audriui už apeigą, visi draugiškai kibome talkon. Ogi talkoje slypi neišpasakyta galia. Drauge kibus į darbą galima nuveikti labai daug per trumpą laiką. Na ir sutvarkę vieną šventvietę, keliamės į kitą vietą, vėl imsimės darbo. Bet kokie medžiai, kokia sengirė, kokia didybė. Tai jau taip išeina, kad kadaise čia dievai gyveno, o aš ir vėl negalėjau atsistebėti, kokį didelį darbą gali nuveikti nedaug žmonių, kurie visiškai pasišventę ir daro tą iš visos širdies. O antrajam Timo balnas tuto be tuto, o trečiajam kamanėlis tuto be tuto, o trečiajam kamanėlis tuto be tuto, o trečiajam kamanėlis tuto be tuto, tuto be tuto, vidur dvaro trys vietelės tuto be tuto, vidur dvaro trys lapelės tuto be tuto, tuto be tuto, nelepelės trys sesutės tuto be tuto, nelepelės trys sesutės tuto be tuto, tuto be tuto. Mama. Šio milžino kalno papėdės žalioje paunksmėje pabuvus, keistas jausmas apima ir atrodo, kad jau kažkur kažką panašaus esi matęs.
Ai, tai gerai, bet tai visą ir merk tą šluotą. O, geras. Eik. Padėkoja Renatai už nuostabią košę ir talkos sumanytojui Donatui patraukime namo. Nu, pasakyk. Nu, kokį žygdarbį tai? Ne, mes sumūrėjom aukurą ant Šatrijos 2013 metais. Kokį dieną? Šeštadienį, 6 Eik. Liepos. Ar tu girdi? Iš čia varažė arba ką iš čia daro? Sutampa data, kada mūrijom Šatrijos aukurą. Ar tikrai? Nu, va jisai sako. Šeštadienį 6 buvo. Jo? Už tai, kad vakare šaudė fėją. Na ir tikrai, nebūčiau net pagalvojęs, jei ne Ilgutis, kad prieš 12 metų, taip pat Liepos 6 dieną, teko pabuvoti talkoje. Nebenorėjau, nes labai rūgštingumą užkėlė. Šatrija, kaip ir Sienakalnis, tai dar vienas milžinas, dar vienas žilos praeities sergėtojas. Čia stovėjo kuriukas nesumūrytas ir darant rekonstrukciją viską išmetė, reiškia. Tai pabandysim atkurti. Labą vakarą. O sakykit, kur vandens pasisemt? Ar galim būtų kur nors vandenuko? Ne gerimui, bet... Negerimui. Tik atvykus, lyg tyčia, pamatėme pro šalį einantį vyrą, kuris pasirodė besąs vietinis gyventojas. Pasisėmę pas jį vandens, kibome į darbą. Nepamiršakė. Čia. Vėl aš jau nusišteku, perkaitau saulė truputį. Nereikia juoktis, nesąmonė. Čia visai pablūdė. Čia dar biškį pašytės. Nedaug. Ko jie juda, blema? Nusipelkis eidant šito akmenį. Reikia šveikti šito tokio dalyko. Nesiga nematyt, kas ten toli. Per tą akį. Veikit tikrai galima. Čia gerai rodo būtų, ko jis nori. Labai rodo tą akį. Nu, tiesiai išėmai. Šitą norėjau pasakyt. Ai. Teks apačionti. Štai dienai gerokai įpusėjus, darbas buvo baigtas. Talkoje, kai susirenka būrys bendraminčių, darbas tirpste. Gal kadaise žemaičių šalies milžinai, pasigedę senosios gadynės, laukia šauklio, kad vėl kruvinai stoti kovą ir ginti tėvynės. Maironis iš eilių apie Šatriją.